Sveiki, mėly klajūnai. Šiandien mūsų laukia dar viena labai įdomi istorija – kelionė į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės aušrą. Pabandysime pasiaiškinti, iš kur kilo mūsų herbas, senasis ženklas vytis ir ką jis galėjo reikšti. Tai ypač aktualu šiais laikais, kai ir kaimynai tiesia savo purvinas letenas bando mūsų paveldą nugvelbti. Tačiau atrodytų iš pirmo žvilgsnio viskas paprasta, pasikeli kažkokius rašytinius šaltinius, metraščius, išsiaiškini, kada atsirado, ką reiškia, ir visi atsakymai ant stalo. Tačiau ne, kuo giliau kapstaisi, tuo daugiau paslapčių pakyla iš glūdumos. Todėl pabandykime visus vyčio slėpinius pailiui apžvelgti, pamatyti, kas ten slepiasi. Galutinio atsakymo tikrai jums neduosiu, čia ne istorijos pamokėlė, bet galbūt susidomėsite ir daugiau galėsite pasityrinėti patys. Pirmasis slėpinys – pavadinimo reikšmė. Na, kaip ir visada, pradėsime kasti nuo paviršutinio sluoksniaus, nuo šiuolaikinių laikų. Puikiai žinome, kad Lietuvoje vytis, o slavų kraštuose tas pats ženklas raitelis vadinamas pagonė arba pagonė. O kaip lietuviškai būtų išvertus pagonė? Ogi vijimasis, vaikimasis. Tai yra veiksmažodis? Ar jum neskamba keistai? Na, daug pasaulį visokių herbų žinom. Su liūtais, karūnomis, saule, ginklais kažkokiais, tačiau ar yra daug veiksmažodžių? Galbūt yra toksai herbas gulėjimas? Ne, nėra. O gal yra sėdėjimas ar ėjimas? Irgi tokių nėra. Tai iš kur čia atsirado kažkoks vaikimasis? Panašu, kad amžių bėgėje tiesiog pamesta senoji reikšmė. Pasižiūrėkime, senuosius metraščius rašydavo vienuoliai, kurie ir lotyniškus terminus panaudodavo. Ir paganės, tai yra tiesiog pagonys, jie savo priešus taip ir vadino, pagonys. Ir jų ženklas buvo raitelis ir taip virto pavadinimas pagonė. O jei toliau laikytis įsikibus tos versijos, kad pagonė tai yra vaikimasis, tai prisiminkime 13, 14, 15 amžiai buvusias Kijevo Rusios subyrėjusias kunigaikštystės, ką jos vaiko, nieko jos nevaiko, jos vaiko. Iš vienos pusės totoriai, iš kitos lietuviai, ką pagauna, arba prisijungia, arba išvaro į vergiją, arba parduoda. Tai kaip čia gautųsi, kad nori paimti ženklą, kuris reiškia, kaip juos į vergiją veda gaudo. Nu, absurdas kažkoks. Siekdami išlikti objektyvus, panagrinėkime ir kontrargumentus. Mums sakoma, bet vyčio savoka lietuviškai išvis tik 19 amžiuje atsirado. Nu, ką reiškia atsirado, pažiūrėkime. Simonas Daukantas 19 amžiaus pirmoje pusėje išleido pirmąją Lietuvos istoriją lietuvių kalba ir panaudojo tokį terminą vytis. Bet tai ar tai reiškia, kad tokio žodžio nebuvo, kad jis nesiremia kažkokiais senesniais žinojimais, šaltiniais ir panašiai? Tiesiog lietuviškai nebuvo parašyta prieš tai istorija, nes kitaip galime prieiti iki tokių nesąmonių, kad iki 15 amžiaus lietuviai neturėjo brolių, seserų, akių, nes tokie žodžiai irgi pirmą kartą užrašyti Mažvydo katekizme. Dar mėgstama paminėti ir Konstantinas Sirvydas, jo žodynas išleistas 17 amžiaus pradžioj, bando išversti lietuvių kalbą pagonę, bet jis tiesiog pažodžiu ir išverčia vaikimasis. Nesigilina jis ne istorikas į prasmę šio žodžio, tiesiog išvertė tuometinę reikšmę. O galbūt pakaktų išsiaiškinti, kada vytis oficialiai pradėtas naudoti, ir tada galbūt paaiškės ir kas už jo slepiasi, kas ten pavaizduota. Jų buvo romantikų versijų ir tokių, kad vytis tai tiesiog Vytautas, tai gal Vytautas pirmas ir pradėjo jį naudoti. Ir kągi, bandant pasikelti ir pasižiūrėti archyvus, kada pasirodė pirmieji vyčiai kaip antspaudai ar monetos, kyla dar didesnė painiava ir labai įdomi painiava. Pabandom išsiaiškinti. Antrasis vyčio slėpinys – kilmė.
Mūsų gerbiami partneriai iš rytų dažnai savo vadovėliuose rašo, kad vytis tai čia yra Polocko herbas, kad jį naudojo dar 13 amžiui. Na, atrodytų, kaip jau ir viskas aišku, mes pralošėm. Tačiau pasidomėjau ir pasikėliau, o ko vardu buvo tas Polocko kunigaikštis, kuris pirmasis vytį užsidėjo. Ogi pasirodo jo vardas Narimantas. Na, šachas ir matas. Nu tikrai, koks Česlovo kunigaikštis, kiek mes iš istorijos žinom Narimantų. Vienas buvo Gedimino sūnus, Algirdo brolis, o kitas tai toks truputį mitinis Lietuvos didysis kunigaikštis, aprašytas Kojelavičiaus ir Narbuto. Tai ar jis buvo ar nebuvo, bet kokiu atveju Narimantas tai yra absoliučiai baltiškas vardas, reiškia Polocką jau tuo metu valdė mūsų kunigaikščiai. Bet gerbiami partneriai nerimsta ir išsitraukia iš kaladės tūzą, ką ten tūzą, visą džokerį, pareikšdami, kad dar Aleksandras Nevskis čia Mindaugo laikai Lietuvos kūrimosi jau naudojo vytį kaip savo herbą. Na, visagalis Googlas išties atidaro kažkokį herbą, kur matosi raitelis ant žirgo, gal ne visai vytis, bet mes ir tokio neturėjom tada. Jau norisi nukabinti nosį, tačiau pagalvoju, dar pažiūrėsiu kitų variantų. Ir nepatikėsit, ką atrandu. Atsidarau kitą herbą, o ten jau raitelis nulypęs nuo žirgo, atsidarau trečią, o tenai išvis be žirgo, atsidarau ketvirtą, kažkokie šventieji, atsidarau penktą, išvis ne Nevskis, o jo tėvas ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar noriu paklausti, ar gerbiami kaimynų istorikai supranta bent herbo antspaudo prasme. Tai jo ir yra tikslas įrodyti, kad pasirašė būtent kunigaikštis, jis negali kiekvieną kartą susikurti savo kokį nori vis skirtingą antspaudą. Tai kaip čia gaunasi? Ar kažkokius rastus anspaudus visus prikūrė Nevskio, gal net patys šiais laikais sukūrė, kad bet kada galėtų ištraukti tokią kortą. Lenkai sako, mūsų realis, jie išsitrauks, sakės, tai čia Nevskio anspaudas, čekai savo herbą parodys, jie išsitrauks, sakės, tai jau Nevskis naudojo, vengrų Nevskis naudojo, tai čia viso pasaulio gali tai pasakyti, kad Nevskis naudojo anspaudus. Ir iš viso rasti, sakau, net 146 anspaudai jo atseit. Nors tais laikais yra labai retas kokio kunigaikščio anspaudą atrasti. Na ir dar skaitau vieną straipsnį apie muziejų Rusijai. Ten rašo, turim net 20 anspaudų išlikusių Nevskio. Deja, jie ne vienas nebuvo pritvirtintas prie jokio rašto. Tai jeigu ne prie rašto, iš kur išvis jūs žinote, kad čia Nevskio spaudai, jeigu nėra net Nevskio rašto, išvis kaip atkasėt kažkokį molio gabalą ir nusprendėt, kad čia Nevskio antspaudas. Manau, kad šitą ginčą gali išspręsti tik tai palyginimas su monetomis. Na jau monetose tai tikrai turėjo kažkokį standartizuotą herbą naudoti ir pažiūrėsim, bus ten vytis ar... Na, bandom surasti tas monetas ir paaiškėja, kad nerasta nė vienos. Didžiojo Naugardo kelis kartus būdamas kunigaikščiu Nevskis neturėjo jokių monetų, nors, sako, prekybos centras Naugardas, sako, Hanzos miestas, ten aprūpino pusę Europos visokiais kailiukais, tai ko jie atsiskaitydavo, bebrų uodegom, kažkoks absurd. O dabar pažiūrėkime, kaip mums sektųsi ieškoti Lietuvoje, kada pirmą kartą išdygo tas vytis. Na, pagal kronikas randam liktai Algirdas naudojo. Tačiau išlikusių kaip ir nėra, tai ir sunku pasakyti. Taip pat, kaip jau minėjau, kronikos mini ir Narimantą. Kaip atrodė jo antspaudas iš tikro, nežinome. Tiesiog parašyta buvo ir tiek. Tačiau seniausia, ką pavyko atrasti, tai Skirgailos, tai yra Algirdo sūnaus. Tiesą sakant, jis net trumpai buvo Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, ne visi tą žino. Ir štai galime pažiūrėti jo antspaudą. Ir tikrai matome vytį taip, kaip mes suprantame, tačiau atkreipkite dėmesį vieną svarbę detalę į jo skydą.
Ant jo nėra jokio nei Polocko, nei Jogailos kryžiaus, matom kažkokį raitytą ornamentą, kas galbūt primintų žaltį, galbūt kokią krivulę popiežiaus žynio, pagonių žynio krivulę, bet tikrai jokių kryžiaus tai neprimena. Tai reiškia, tai yra pakankamai senas pagoniškas ženklas. Panašiu laikotarpiu atskirais atvejais analogišką vytį pradėjo naudoti ir kitas Algirdo sūnus, Lengvenis. Na, tiesa, tas vytis truputį kitoks, ietininkas. Netrukus vyčio ženklas atsiranda ir Vytauto herbe, ir Žygimanto Kęstutaičio herbe, ir vėliau visų kitų tolimesnių Lietuvos didžiųjų kunigaikščių herbuose. Bet kaip taip gali būti, kad pakankamai jie pusbroliai su Skirgaila? Tai reiškia, galėjo paveldėti tą herbą tik tai iš savo kažkokio bendro protėvio. O bendras protėvis tai yra tik tai Gediminas. Ir kaip jau minėta, sūnus Narimantas galbūt jau naudojo, sūnus Algirdas jau naudojo, bet pats Gediminas tokio ženklo vyčio dar nenaudojo, nes yra išlikę iš jo laiškų. Pačio herbo neišlikę, bet yra aprašas išlikęs, kad ten buvo sėdintis vyras su karūna ir skeptru. Tai kaip gaunasi, kad jeigu Gediminas pats nenaudojo, jo sūnus pradeda naudoti ir anūkai. Vienintelis logiškas paaiškinimas, tas herbas galėjo atkeliauti per vestuves. Trečiasis vyčio slėpinys – dingusios Gedimino žmonos. Ar bent įsivaizduojame, kokio mastelio buvo figūra viduramžiais Gediminas? Jisai susirašinėjo su popiežiumi, jisai išplėtė LDK iki Kijevo, įsivaizduojate? Jisai norėjo krikštytis tapti viena didžiausia karalystė Europai. Ir jo dukra buvo Lenkijos karalienė. Jo dinastija kelius šimtus metų buvo viena galingiausia Europai. Ir dabar pagalvokite, mes nieko nežinome apie jo žmonas. Šaltiniai tokius keistus dalykus makaliuoja, kad neįmanoma atsirinkti. Man pavyko atrasti bent 4 skirtingus vardus, bet nereiškia, kad jis kaip musulmonas turėjo 4 žmonas. Galbūt jos labai greitai numirdavo, o gal kai kurios apsikrikštė ir tas pats vardas atitinka ir pagonišką, ir krikščionišką. Dar labiau tikėtina, kad specialiai metraščiuose kažkas yra paslėpta. Na, pabandykime išvardyti, ką pavyko rasti. Paklausykime, kokie vardai. Jaunė, Ieva, tada Vindemunda ir Olga. Na tai kaip čia suprast, vienas lyg krikščioniškas, vienas pagoniškas, vienas Olga yra vikingiškas, skandinaviškas, nu ir ta Vindemunda tai iš vis neaišku, bet panašu, kad irgi skandinaviška tikriausiai. Kodėl reikėtų slėpti Gedimino žmonų kilmę, gyvenimą ir galbūt kažkuriai pusiai tai yra naudinga. Ir panašu, kad tiek kryžiuočių kronikininkam, tiek slavų kronikininkam yra ką slėpti. Pabandome paieškoti. Petro Duisburgiečio Prūsų žemės kronikoje yra toks nedidelis, bet labai keistas epizodas, kad maždaug 1289 metais Žemaitijoje įvyko toks krūvinas įvykis. Jeigu žiūrėjote Game of Thrones, tai va, kur krūvinos vestuvės, tai maždaug ten apie šitą įvykį ir yra aprašyta. Susirinko apie 70 į puotą Žemaitijos Lietuvos kunigaikščių. Kas ženijosi neaišku, bet vienas išdavikas, Pelūžis, atvedė kryžiuočius ir jie visus kunigaikščius užmušė, o jaunuosius išsivedė į nelaisvę. Atrodytų skamba kaip kažkokia nesąmonė ar fantazija, tačiau pažiūrėjus, kas įvyko toliau, tai
išvada darosi tik tai, kad tos vestuvės buvo ypatingai svarbios. Pažiūrėkite, iškart po vestuvių 1290 metais prasideda karas su kryžiuočiais. Čia daugelis pakėlė antakius tikriausiai, kad kaip tai gali būti, jau čia beveik 100 metų vyksta. Ne, iki tol kryžiuočiai nepuldinėjo, taip vadinkim, didžiosios Lietuvos, o tiek Lietuva, tiek Žemaitija daugiausia su Livonijos šaka kovojo. Ir dabar įsivaizduokite, kaip karas kyla. Butigeidis surenka 8000 kariuomenę, tai praktiškai maksimaliai, kiek tuo metu Lietuva apskritai galėjo išstatyti. Jisai atiduoda dalį savo teritorijų Haličiui Voluinį, kad užtikrinti saugų užnugarį ir įsiveršia į Prūsiją vokiškąją, į kryžiuočių žemės, į Sembą, jeigu tiksliai. Ir tada ir prasideda tas didysis karas. Kronikininkai nutyli, kas tuo metu įvyko, ar išlaisvino tos jaunuosius, ar išpirko kažkaip. Nu, bet faktas, kad nuo tada prasideda konfliktas. Ir kodėl kronikininkai nepasako to jaunikio vardo? Kodėl kryžiuočiai užmuša visus svečius kunigaikščius, o jaunikį gyvą pagrobė? Ir pagal tai, kaip paskui kokiu laiku gimsta vaikai ir panašiai, iš svarbių istorinių asmenybių tai galėjo būti tik tai Gedimino vestuvės. Bet Gediminas tuo metu dar nebuvo Lietuvos didysis kunigaikštis. Dar jo pusbrolis ar brolis Vytenis pavaldys gerą gabalą laiko. Kodėl taip į priekį žiūrėdami kryžiuočiai suorganizavo tokią spec operaciją, rizikuodami netgi milžiniškų karų su Lietuva? Tai turėjo būti kažkas ypatinga jo žmonoj, kur jokių būdų kryžiuočiai negalėjo leisti įvykti šitom vestuvėm. 4. Vyčio slėpinys – prūsiškasis pėdsakas. Na, pabandykime tada pažiūrėti tuometinį kontekstą, kas vyko Lietuvoje ir aplink, gal tai mums minčių daugiau sukels. Prieš 14 metų baigėsi didysis prūsų sukilimas ir kryžiuočiai galutinai įsitvirtino buvusioje Prūsijoje. Ir dalis prūsų didikų buvo pasitraukę į Lietuvą, nenorėdami tarnauti naujiem šeimininkam. Atsiminkime ir Herkaus Manto keistą dingimą keli metai prieš savo mirtį, nes jis buvo sužeistas ir kažkur dingo, ir visai tikėtina, kad galbūt tuo metu jisai buvo Lietuvoje ir čia užmezgė tam tikrus ryšius. Tai rodo ir tai, kad jis iškart po sugrįžimo buvo nužudytas Nadruvoje, tai yra Lietuvos pasienyje. Todėl visai svarstytina ir tokia versija, kad Gediminas galbūt ženijosi už Prūsijos princesės, galbūt net Herkaus Manto giminaitės, jeigu ne dukros. Kas tai dar gali rodyti? Štai, prūsų didikai kariūnai buvo vadinami vytingais. Labai panašu į pavadinimą Vytis. Galbūt Gediminas šią santuoką norėjo pareikšti pretenzijas į visą Prūsiją. Nepamirškime ir to, kad Gediminas Vyčio dar nenaudoja, nes tai nėra jo kraujo giminės ženklas, o jo sūnus tikėtina jau naudojo, nes motina yra iš prūsų kilties. Taip pat gana įdomu, kad pasipila iškart po to Lietuvoje daug vardų susijusi su mantais. Tas pats Narimantas, Gedimino sūnus, Mantvidas, Žygimantų vienas po kito pabyra. Ir dar keisčiausia, kad Gediminas turėjo dar vieną sūnų anksti mirusi, kuris buvo irgi vardu Vytautas, nu va tikras Vytis. Kaip sakoma, kas galvodavo, kad Vyčio herbe pavaizduotas Vytautas, tai gal ir tiesa, tik tai ne tas Vytautas. Taip pat įdomi detalė, kad vienas iš Kęstučio sūnų, Būtautas, sukilęs prieš savo tėvą ir perbėgęs į kryžiuočius ir tarnavęs jam iki gyvenimo galo. Perėjęs priešus, jis krikštės ir pasiema Henriko krikšto vardą, tokį patį kaip Mantas Monte kažkada buvo pakrikštytas. Lyg tai parodytų irgi, kad jisai yra ne tik, kad
lietuvių kunigaikštis, bet ir prūsų, ir kad kryžiuočiai turi su juo taikstytis. Ir galiausiai paslaptingas Algirdo bei Kęstučio, vėliau ir Vytauto elgesys. Kai broliai Algirdas su Kęstučiu svarstė galimybę krikštytis, viena iš jų keliamų sąlygų buvo grąžinti prūsų žemės Lietuvai. Vytautas po Žalgirio mūšio taikos konferencijos metu irgi reikalavo grąžinti prūsų žemės. Ką tai reiškia? Jos niekada iki tol nepriklausė lietuviam, o staiga nuo Kęstučio Algirdo laikų atsiranda pretenzija lyg tai priklauso. Tai koks kitas būtų paaiškinimasis, kad jie paveldėjo per Kraulio liniją teisę į tas žemės. O ieškant analogijų, kai per vestuves nebelikus vyriškosios linijos reiškiamos pretenzijos į žemės ir net sostą, tai toli dairytis nereikia. Jau ankstesnėje serijoje pasakojame, kaip Habsburgai tokiu būdu iš Gediminaičių nugvelbė Čekijos ir Vengrijos sostą, o iš kitos pusės kaimynas Ivanas III, kartais vadinamas pirmoju Rusijos caru, jisai vedė tokią Sofiją Paleolog, tai yra paskutinė Bizantijos princesė, ir pats būdamas iš dalies Gediminaičių ir Rikaičių kraujo apskritai pradėjo reikšti į visas aplinkinės teritorijas pretenzijas, ir ne tik tai politinės, bet ir religinės, bandydamas iš Maskovijos daryti trečiąją Romą. 5. Vyčio slėpinys – prūsų raitelis. Tai pradėkime truputį iš toliau. Visų pirma, prūsam žirgas buvo kur kas svarbesnė kultūros dalis negu kitom baltų gentim. Jau vien iš palaidojimų galima matyti, kad atskirais laikotarpiais ne tik didikai, bet net ir eiliniai kariai būdavo laidojami su žirgais. Įdomu, kad jie dažniausiai deginami, o žirgai ne, kartais laidojami gyvi, kartais 2 aukštais, lyg tai išlaikytų toliau jojimą po mirties. Žirgų įkapės pasižymė neįtikėtinu turtingumu ir grožiu, ten jų vadelės apkaustytos sidabriniais lakštais ir panašiai. Vokiečių misionieriai pažymi, kalbėdami apie prūsų laidojimo papročius, kad laidotuvių laužo dūmose prūsai sako matą, kaip velionis raitas ant žirgo su visais ginklais ir papuošalais joja į dangų. Ir galiausiai beveik neįtikėtinas dalykas. Prūsai balnakilpes pradėjo naudoti vieni pirmųjų. Ne baltų gentyse, visoje Europoje vakarų praktiškai 8 amžiui jie jau naudojo balnakilpes, tai reiškia jų gyvenimas buvo tiesiog absoliučiai neatsiejamas nuo žirgų ir karybos ir kelionių. Su artefaktais truputį sudėtingiau, nes prūsai nepaliko nei savo antspaudų, nei monetų kokių. Tačiau, dar 18 amžiaus pabaigoje prie tokios gyvenvietės Trobainiai buvo rastas lobis. Ir tarp artefaktų buvo auksinė apykaklė, beveik 4 kilogramų svorio, dailiai dekoruota. Nieko panašaus Lietuvos archeologijoje mes net per šviesmetį neturime. Ir ten tikrai kažkas susijęs su tuometiniais valdovais, ir pažiūrėkime, kas ten pavaizduota. Tarp įvairių ornamentų ir gyvūnų išsiskiria keli prūsų kariai. Manoma, kad čia atvaizduotas mūšis su avarais ir galbūt slavais vykęs 8 amžiuje. Ir tie prūsų kariai tai nekas kita kaip legendiniai pirmieji Prūsijos valdovai Brutenis arba Prutenis, iš to ir Prūsė, ir Videvutis. Videvutis, matot, jau netgi sutrumpinus Vytis gautusi. Videvutis, tai vyriausiasis karo vadas, yra pavaizduojamas praktiškai kaip mūsų Vytis, tai yra karys ant žirgo su pakeltu kalaviju ir su skydu. Ir netgi joja tą pačią kryptimi, kaip ir dabar ant mūsų paso herbe.
O Brutenis arba Prutenis, jisai būtų pirmasis žynys, Kryvių Kryvaitis. Ir jo atvaizdas dar fantastiškesnis. Jis joja ant vilko ir laiko iškėlęs šventą tauro ragą. Na, nieko savo, vien kiek sąsajų su Gedimino legenda, čia žiūrėkit ir vilkas, ir tauro elementas, ir netgi žynys Kryvių Kryvaitis. Sakysite, vieno artefakto aišku per mažai. Na, tačiau palyginkite, kiek iš to laikotarpio yra lietuviškų, ar netgi galų gale slaviškų kokių vyčių. Nu, be abejo, žinome, kad tai būtų nulis. Dar viena įdomi detalė. Po karo Prūsijos istoriniai muziejai buvo sudeginti, išplėšti, dalis artefaktų pražuvo, o dalis buvo išvežta gilin į Rusiją. Ir štai ši antkaklė auksinė yra saugoma Puškino dailės muziejuje Maskvoje ir nerodoma plačiai publikai, net patyrinėti negalima. Kodėl? Klausimas. Matyt, iki šiol dar kariauja. Ir jei nuo tokių pasakų jums dar nesusisuko galva, tai prisisekite diržus, nes dabar atkeliauja 6. Vyčio slėpinys, kuris vadinasi Prūsiškoji Kijevo Rusia. Ir pradžiai dar šioks toks atsisukimas į senesnę istoriją. Iš visos Prūsijos, kurios dabar pusė yra Kaliningrado sritis, kita pusė Lenkijoje, pati svarbiausia dalis Prūsijos širdis visada nuo amžių amžinųjų buvo Semba, tiksliau Sembos pusiasalis, ir tai jau nuo romėnų laikų buvo šiaurinis gintaro kelio taškas, kad ten nuo romėnų, galbūt net nuo egiptiečių. Semba buvo tiek svarbi senai vakarų Europai, kad senuose žemėlapiuose visa dabartinė Prūsija ir netgi Lietuva dažnai buvo rašoma tiesiog Semba. Sklandžiai gintaro prekybai užtikrinti kūrėsi prekybinės gyvenvietės uostai, tokie kaip Kaupas, vėliau Vergenava ar Bildava. Ir be abejo, kaimynai godžiai žiūri į tokius išteklius, todėl šitom gyvenvietėm, proto miestam pavadinkim, saugoti įsikūrė tokios kariaunos draugovės. Tai profesionalių karių sluoksnis, luomas, skirtingai nei kitose gentise, kur kam užpuolus tiesiog visi griebė, ką po ranka randa ir gynasi. Tai čia buvo profesionalūs kariai. Ir kaip nekeista, į savo gretas jie primdavo ir kitataučius, kaip dabar pavadintume. Šalia šių centrų randamuose pilkapynuose matome, kad kartu su prūsais taip pat garbingai, kaip kovos broliai, laidojami ir fryzai, saksai, vėliau vikingai, netgi tiurkai, tiurkų gentis tikriausiai vėlesnių totorių protėviai. Nenuostabu, kad ilgus šimtmečius Semba išlaikydavo savo nepriklausomumą nuo aplinkinių kraštų, turėdami tokią profesionalią kariuomenę. Netgi pats Ragnaras Labrokas, žinomas mum iš vikingų serialo, atplaukdavo į Prūsiją neplėšti, o pabalevoti ir paprekiauti. O dabar pati įdomiausiai dalis. Visi, kas domėjosi Rusios ir Rusijos istoriją, žino Nestoro senųjų laikų pasakojimą, kaip 9 amžiuje prie Ladogos gyvenusios slavų gentis kviečiasi vikingus juos valdyti. Tai iš tikro skamba tiesiog kaip absurdas, bet iš pirmo žvilgsnio. Iš tikro tai archeologiniai tyrinėjimai rodo, kad vikingai prie senosios Ladogos įsiskverbė dar gerų šimtmečių anksčiau. Tiesiog matyt, tikėdamėsi ir paprekiauti, tikėdamėsi ir pakariauti. Ir maždaug 9 amžiaus viduryje su vietiniais kyla didelis konfliktas, karas. Vikingų gyvenvietės yra deginamos ir jie vejami lauk. Tačiau vietiniai nesijaučia stiprus, kad galėtų ramiai laukti keršto žygio ir jie ieško sąjungininkų. Manyti, kad jie pasikviečia tos pačius švedus, su kuriais ką tik kariavo, tai būtų visiška nesąmonė, todėl dairykimės aplinkui. Visų pirma, Ladoga tai yra ežeras ir jų
vietinių valtelės visiškai netiko jūrų plaukiojimam. Jeigu manoma, kad Riurikas Danas, tai čia iš fantastikos srities, kad galėjo nukeliauti ir pasikviesti juos valdyti. Vienintelis jiem tinkamas kelias tai arba upėmis, arba raitiems, kaip sakoma, žeme. Ir kur jie artimiausia galėjo rasti stiprią kariauną, ogi Semboje. Ar legendinis Riurikas ir pats tarnavo Sembų draugovėse, o gal prūsai turėjo ryšį kažkokį su danais ir jį pasikvietė, sunku dabar pasakyti, bet kad jis galėjo atkeliauti pakviestas tik tai iš prūsų žemių, tai man atrodo, tai yra beveik vienareikšmiška. Įdomu, kad variagai, tai yra prūsai ir vikingai, buvo kviečiami į Kijevo Rusią besikuriančią ne vieną kartą, beveik kiekvienas valdovas turėdamas problemų vis kreipdavosi pagalbos. Paskutinis gal žymesnis toks įvykis būtų, kai patį žymųjį kunigaikštį Vladimirą išvarė vietiniai kažkodėl, susipykė galbūt ar nuvertė, ir jisai grįžo su didelėmis variagų pareigomis ir atsiėmė savo sostą. Skamba fantastiškai, galbūt, bet pažiūrėkime, kaip dėliojasi kitos puzlė detalės. Būtent 10-11 sandūroj iš Prūsijos tos karinės draugovės kaip sluoksnis išnyksta iš viso. Ir tai nėra, kad pralaimi karą ar išžudomai, jų pilkapiai nėra kažkaip apleisti, jie tiesiog užkonservuoti, lyg visi iškeliautų į kažkokį didelį žygį. Dar pridėkime tai, kad dėl besikeičiančių aplinkos gamtos sąlygų pradeda nepatogus daryti senieji prekybos uostai. Ir taip pat nepamirškime, kad Prūsijoje tuo metu buvo teokratija, tai vis tiek vyriausias valdovas tai buvo Krivių Krivaitis, kuris reikalaudavo atiduoti 30% surinktų už prekybą pajamų ar karo grobio kaip auka dievams. Todėl visai tikėtina, kad stiprėjantis o tuo pačiu darbo beveik netenkantis karinis sluoksnis galėjo leistis į naują avantiūrą. Archeologiniai duomenys tokiai hipotezei irgi kaip ir nelabai prieštarauja, nes prūsiškų palaidojimų randama plačioje teritorijoje, netgi prie Smolensko ar prie Černigovo. O dabar dar ir vyšnė ant torto. Visi žinome dabartinį Ukrainos ženklą, kartais vadinama Neptūno tridančiu, kartais smingančiu žemyn sakalu ir dar turinti tokią formų panašumą į Gediminaičių stulpus. Ir taigi, pirmą kartą šitas ženklas Kijevo Rusioj įsitvirtino būtent prie Vladimiro, kai jis ant savo pinigų pradėjo dėti šitą tridantį, pavadinkime. Na, ar būsite labai nustebę, kad šitie ženklai prūsų kapinynuose randami jau 9 amžiuje, tai yra beveik 200 metų anksčiau neatsirado Kijevo Rusioje. Ir tokia likimo ironija, kad išvykus būtent šitam pagrindiniam draugovininkų, tai yra karių profesionalių sluoksnių, netrukus atsibasta į Pabaltį ir kryžeiviai. Ir ką prūsai, valstiečiai, nabagai susirenka, bando kovoti ir be abejo pralaimi. 7. Vyčio slėpinys – ratas užsidaro. Ir jeigu šioj visoj hipotezė yra nors grūdelis tiesos, tai maždaug apibendrintai galimėtų išdėlioti taip. Gediminas veda prūsų princesę, galbūt iš Prūsijos, o galbūt netgi ir iš kitos pusės, iš variagų pusės. Jisai perima ženklą raitelį, kuri perduoda savo sūnum, savo vyriausią sūnų pavadina, kaip nekeista, irgi vikingiškų vardu, Algirdas, prisiminkime Olegą ir Olgą, pirmuosius variagų kunigaikščius. Iš vienos pusės tai sukelia egzistencinį konfliktą su kryžiuočių ordinu, kaip galvojame, kad tai buvo karas dėl Lietuvos kaip valstybės išlikimo, tikrai ne. Kryžiuočiai jokių būdų neturėjo tiek pajėgų, kad būtų visą LDK suvirškinę. Čia iš tikro karas buvo dėl jų egzistencinio išlikimo. Iš kitos pusės štai yra atsakymas, kodėl mes beveik nežinome apie mūšius ir jėga užgrobtas subirėjusias Kijevo Rusios kunigaikštystės. Agi todėl, kad į Gedimino
ir jo santokos palikuonis buvo žiūrėta kaip iš dalies į savus, į prūsų variagų palikuonis. Ir taip ratas užsidaro vienu šūviu, gaunasi Gedeminaičiai, pareiškia pretenziją ir į Prūsijos žemės, ir į Kijevo Rusios žemės. Ir iš dalies jam tai pavyks. Ir kur bėjo prūsiškasis vikingiškasis pėdsakas, visur galime rasti to pačio žodžio transformaciją. Vikingas, vytingas, vytis, vytez. Tai yra karžygiai slaviškai. Ratas užsidaro. Tikiuosi, šiandien sužinojote daug įdomių dalykų. Nepretenduoju į jokią čia tiesos monopolį ir istorijos lekcijas. Tiesiog kai kurie faktai dėliojasi taip. Profesionalesni sudėlios kitaip. Bet tikiuosi buvo įdomu, sužinojote kažką naujo. Jeigu taip, tai paspauskite patiktuką, užsiprenumeruokite ir netrukus susitiksime vėl.